sugrįžę namo, sugrįžę į Kalėdas, ne? Kalėdos! Kalėdas. Reikėjo mums raudonų podukų. Reikėjo. Nieko, balti. Čia, žinai, toksai jingle bells, jingle all the way. Mes raudonai čia snaigė. Nu, kaip jau, na, kad kalbėjome, laukėt Kalėdą, tai jau dabar laukėt. Tai jau, kad Kalėdos, ką jau čia laukėt. Ir jau viskas, jau namai papuošti, jau dovanos supakuotos. A tikrai jau turit tikrai visas dovanas? Aš tai dovanos jau turėjau gal lapkričio mėnesį dar anksčiau. Oh, wow. Jo. Aš tai esu žiauriai planuot, organizuotas žmogus. Tai vyrui dovaną vis laik nuperku dažniausiai tais metais ar metus prieš, labai jam lengva. Nu, jam nelengva, bet, žinau, vis laik perku į renginį kažkokį, jau sakiau, man atrodo. Tai būna easy peasy. Dar vieną dalyką per Amazonės daprikau, kur žiauriai jam bus, žinai, vyriškai žaisliukų pažaist. Kas yra vyriškai žaisliukai pažaist? Nu. Jūs vis tiek Nežinau, nežiūri. ar galiu sakyti. Negaliu sakyti. Galiu, kodėl negaliu? A, jūs taip bus. Jisai žiūrės, belė. Jo, nupirkau jam dar Ambairio alkotesterį. O, prašau. Va, Tai manau bus per kiekvieną balį. Nupūs po čierkos, po 2 alaus, po 3 alaus. Tai bus 100%, žinau, kad bus. Ant kito bajerio nupirk jam lakmoso popierėlių, narkotikų testą, žinai. Švirkštų adatų. Eiktas savo. Tai dar, žinai. Aš tai irgi esu už tokias dovanas. Dabar ir maniškis O, reikia. sorry, tą kitą dovaną nupirkau. Tai, blemba, jeigu šis podcastas nieks jam nepasakys. Kas tau jam pasakys? Iš darbo vis bobas dienas liko. Nu, aš pasakysiu man atskirai po to. Nu, Ir koks tas renginys. Jo. Nu, žodžiu, į renginį žmogus. O aš Ir irgi... jis žino, kad vis laik mūsų dovanas vis laik yra kažkur kažką pamatyti. Maniškis irgi, ką tau nupirkti, aš viską turiu, ko man reikia, aš viską turiu, ne, aš viską galiu nusipirkti, ko man reikia, ne, bet ir esu visą laiką už tai visada labai džiaugsiuos, jeigu dovanosiu žmogui emociją. Nuotykį, tai va, visi biletai, bet kur viskas. Kam tu nupirksi megztinį, šortus, maikį ten ar rankinuką arba taip. Va, nupirkai tą emociją, tu kartu praleisi laiką. Taip. 100%. Labiau patiks, mažiau patiks, bet vis tiek bus kažkoks prisiminimas visam gyvenime. Taip, kad ir nu ne kartu ar ten kartu, bet visą laiką jo kažkokią emociją, mes su vyru visą laiką dovanojamės irgi va kažkokius kelionės bilietus, žinai, tai jis ten į festivalį važiuojas pavasarį, tai čia vėl jo tipo čia kalėdinė, žinai, dovana. Nu, tokie, vis tiek kažką tai tokio sugalvoji, kaip su suaugusiu, žinai, jo darai tai. Nes aš praeitais metais ir dovanojau irgi vieno komiko šou pasirodymą, dovanojau, varėm į Eltoną Johną, varėm į tą Peter, to irgi džiaugs, tai... Aš pernai, žinai, ką gavau? Nes mes, pavyzdžiui, sakiau, kad nupirkau tą Eltoną Johną, aš nenoriu, nevarysiu kažkur, tipo, čia pieva. Tai padovanojom Patrikui per 18, sako, aš neturiu su ko varyti, nieks nenori, nuvarėmės galų gali vėl dviesiai tą Eltoną Johną, nes buvo 2 biletai. Eiktų! Belegai faina. Mokėjom iš to viso Eltono Johno irgi kokias 2 dainas, bet visą laiką, Viena atmosfera, gražiai. Viena ir sėdim dviesi ir taip sakau, tu gali patikėtis, kad mes esame vienam kambarį su Eltonu Johnu. Toks geras jausmas. Žiauriai, iš tikrųjų. Geriau negu megztinis ar batai. Kažkada atsimenat, čia per vieną tūsą esam šnekėję, per vieną tūsą vienur esam tik turėję, žinai. Kai kalbėjau apie tas lėviausias dovanas, ne? Tai atsimenat, aš pasakėjau, žodžiu, man buvo vienais metais, kai gavau nuo Kalėdų senio Auskarus, ne? Jo, sakai. O, Jėzus, atidarau ten, blėd, vaikiški Auskariukai. Nu, žinai, jo, pasižiūrėjau, bet paskui pamačiau čekį. Netokie vaikiški. Tai, jo, bet šiaip paskui, kai pradėjau nešioti, ne dėl to, kad jie tam brangus, ne? Šiaip labai fainus tokie, žinai, pirmas tas įspūdis. O šiaip dabar, jo, šitie tai yra topiniai. Labai gražus. Kiekvienas Kalėdas turi tokius ir turi dar tokius žalius vainikėlį, žinai, tokį, tai žiauriai, man patinka kalėdiniai. Tai va, aš pernais lievą gavau tokią dovaną ir, žinai, dar aš esu iš tų žmonių, kur jeigu man ir nepatinka, iškart ant manęs pamatysi, aš nemoku, aš, eik tu nachai, sakau, nu, žodžiu. Tai gavau servizas. Nu, gavau saldainių dėžę ir pinigų. Nu, čia kaip kitam, gal labai patiksiu. O man ne. Matai, kaip yra žmogus, turi pažinoti. Tu arba išrenki tai, ką... Man atrodo taip, jeigu tu pažįsti žmogų, tu žinai, ką dovanosi. Jeigu tu nepažįsti žmogaus, tai tu turi dovanoti voucherį kokį nors, kad tu neprašausi. Jo, taip su pinigais, aišku, neprašausi jo, bet man Kalėdos yra ne apie pinigus. Jo, apie kažką. Man tu geriau nupirk, ar ten padovanok, ar nebūtų nupirk, gali ir savo tam pagaminti, padaryti.
Bet kuo yra dovana asmeniškesnė, tuo tu labiau galvoji, va, tas žmogus apie mane pagalvoja. Taip. Jo. Geriau negu 200 svarų į vokelį dėt. Aš vis nemėgstu gauti pinigais ir su gimtadieniu nemėgstu gauti. Ir daug žmonių, kurie labai mėgsta, ne? Ir iškart sako, man tai pinigais, ten aš pirksiu kažką tai ir labai mėgsta. Jo, taupau ten kažkur važiuosiu. Sumogėsiu iš džimą. Jo, žinai, kažką. O kiti, man, pavyzdžiui, aš visą laiką ir per gimtadienius, ir per visur sakau, tik neduokit man pinigais, tik neneškit pinigų, nes aš pinigus... Aš nevertinu niekada pinigų, aš jau sakiau, mes kai apie darbą šnekėjom, taip man pinigai nėra motivatorius, aš jau nevertinu. Aš įsidedu piniginą ir aš užsipilu paskui kūrą už juos. Jo. Ir man gaunas mano kalėdinė duona, užsipiliu. Aš vieną kartą mano tėtis ar vaikam į mokyklą už lančą sumokėjau. Taip. Na, aš... Man irgi taip pat. Būtent. Jo. Mano tėtis dažnai būna, kadangi Anglijoje gyvena ir, žinai, pravesiu jum pinigų. Jo. Tai man per gimtadienį ten ar per kalėdas kažką praveda tus pinigus ir paskui, pamiršti, kad tau ten PM ar ten 100 svarų buvo įdėta. Jo. Ir, pavyzdžiui, kai vaikams sako, aš pravesiu, ne. Sakau, Danielius sakė, nori to ir to, nes vienas kainuoja 10, 20, 30, pavyzdžiui, svarų, kurį tu nupirksi ir aš nupirksiu už tave atvirutę, dadėsiu ir sakysiu, va, bočius atsintė. O ne praves, duok vaikų 30 svarų, vaikus nueis, nusipirks vybos. Ir matai, vėl gal, aš suprantu, gal yra skirtumas, jeigu žmogus, žinai, gal nelabai, kaip pasakyti, turi galimybę neįsigyti viską. Ne, bet, kita dabar dalykas. Jeigu nėra galimybės įsigyti daug dalyko, ne kur jau jis nori, tada, aišku, jam gal svarbu tie pinigai, negu gauti ne kažkokių statulėlių. Žmogus galvoja, aš tada, negaliu pats sau leisti, ten kvepalų už 400, ne, bet, aš surinksiu pinigėlių ir aš nusipirksiu tas iš svajos. Jo, čia yra gerai. Aš suprantu tokiu atveju, jo. Bet, kaip, ačiū Dievui, man nereikia, kažkaip, jeigu aš kažko noriu, ne, aš nusipirksiu. Sau leidžiu nusipirkti. Ir praeitą savaitę ten kvepalus, aš sakiau, ten kažkokių priemonių. Aš nelaukiu kalėdų, kad gaučiau tas kvepalus. Aš jau noriu šią savaitę. Pasikvėpinti. Aš negaliu laukti. Atvaryti podcast smirdant. Kaip visą laiką, ne. Per kamerą neusiuodžinu. Nenori, kad mes užžiūrėt būtumėm. Aš matai taip, sėdžiu skyrium apart. Manęs visą laiką neatsitrauks. Tai va, ten aš norėjau L'Occitano, ne visokių prisipirkti, aš nuėjau praeitą savaitę ir prisipirkau. Nes aš negaliu laukti kalėdų, kad man ten šampūnų prisipirkti, kur aš noriu, žinai, ar ten kažką. Tai tada man tie, sakau, pinigai, man jie jokiam doesn't make sense, nes aš ką reikėjo nusipirko, aš sakau, įmėsiu ir man reiks grinų, tai ten va taip va. Jo, nes man gaunasi toks, kad tu gauni, ten, pavyzdžiui, per kalėdas gavai ten kokius 200 svarų, yra galvos skausmas, dabar kur ar man juos išleisti? Nes tu nori kaip ir juos išleisti dovanai, pasilepinti, bet dabar tas turiu galvoti, ar aš to noriu, dabar gal kokį facial pasidaryti, visą kūną, kokią nors procedūrą. Bet jau prieš kalėdas gavau tą vieną voucherį, tą spa, tai toks yra galvos skausmas. Bet ar jeigu, pavyzdžiui, kaip ir manęs klausia, sako, ką nori kalėdam, ką nori šiemet kalėdam? Aš niekada nežinau. Aš nenoriu, bet kokia, ne? Aš nenoriu, kad man duotų pinigais, bet ir nežinau, ko noriu, ne? Aš tai visą laiką žinau, ko noriu. Ko tu nori? Aš visą laiką vyras sako, pavyzdžiui, ko nori gimtadienio, ne? Aš duodu 3 pasirinkti, ko aš labiausiai noriu. Tu visą laiką kažko nori? Ne tai, kad nori, bet susigalvoji arba pamatai. Pavyzdžiui, kaip praeitais metais ar prieš kelis metus, sakau, ko noriu. Sakau, kažkaip sakau, noriu triese su Danieliu kažką, kad nuveiktumėm. Tai jisai pys, pribukinu, nuvarysim ten, nuskrisim ten, pabūsim, tada, nesvarbu kas, aš duodu mintį arba idėją. Norėtum, kad eitųsi, ne? Arba, pavyzdžiui, žinau, kad kiekvienais metais per kalėdas man daros padovanoja į spa tą voucherį ir aš žinau, sako, aš darysiu visus masažus, visus facial, žinau, kad yra dovana praktiška, bus reikalinga ir sunaudosi, ir tau patiks, o ne dabar padovanos voucherį, arba paduos dabar voucherį, kokį nors tą one fall, kur būna. Reiktų nafik, vėl man dabar šopintis, ieškot ką pirkti, galvoti, kokio aš noriu, ar man reikia batų, ar megztinio, Tas pinigai. Vėl, bet matai, gal mes nepraktiškas, kiti labai praktiški yra, žinai, kiti tikrai žmonės labai sako, o man nereikia, kad čia kokių žvakių dovanoti, jokį šampūną, man čia šūdai išmesiu. Tai čia turbūt vieni iš populiariausių antidovanų, kaip čia ne, tai ir yra jie. Žvakės visokios, statulėlės, ne, jo šampūnai visokie tenais, jo valyti. Bet aš, pavyzdžiui, sunaudoju visus sėtus, kur aš gaunu su aš sunaudoju. Aš iš metų eigoj, ne iš karto. Aš draugas irgi gaudavau. Visą laiką sunaudoju. Aš viską sunaudoju. Bet tai vadinasi, tau patinka tokį gauti, nes tu sunaudoji? Ar man labai patinka? Kaip, it's okay. Ta prasme, it's okay. Patinka, okay, fine. Sunaudoju, žinai, kad aš žinau, kad aš sunaudosiu.
nėra, kad aš nepatinka, kad, žinai, ne. Man nepatinka, kaip aš esu gavus kelis kartus irgi per kalėdas romanus, nes man tada iš karto taip atrodo, vapšėtų man vienas dalykas nepažįsti iš visų nahui. Einu Facebook'ą ištrinti iš draugų. Aš neskaitau romanų, man nepatinka, iš esmės nepatinka. Man, aš geriau galvoju, tu geriau prašauk pro šalį su knyga, geriau prašauk pro šalį su šampūnu, ten setu, tuo standartiniu setu, arba ta statulėlė, arba ta žvakė, nes gal panaudos kažkai vietoj, ar gal vakarą sudegins tą žvakę. Bet jeigu tu dovanoji dovaną, renki specifinę, kai tu nepažįsti žmogaus, tai ir tu išrenki knygą, ar kvepalus, kur nemėgsta, arba kokį... Man anksčiau vyras rankinuks parvažinėtų. Čia labai su jo. Blėt, vienas įk pasakiau, o tu gali, blėt, nepirkti, nes man jie visiškai ne mano stiliaus. Ir aš sakau, aš dėdu visą parduoti, nes jie belenkiek pinigų kainuoja, bet aš jų nenešiuosiu. Taip, teisingai. Tau gražus man toksai. Skonis yra toks dalykas, kad tu gali taip prašauti atskirybų. Man labai patika, žinai, aš esu gavus, man yra tortą iškėpę su kalėdom. Žiauriai patika. Man irgi patiktų, Žinai, kad susinaudos. Labai buvo skanu ir aš valgiau tikrai tą žmogų atsiminiau visą laiką, kol valgiau, nes, tu ta prasme, ir kitą dieną dar valgiau, žinai, ir dabar atsimenu, nes vėl žmogus įdėjo darbą, jisai sugalvoja kokį receptą, jisai nupirka tos dalykus, jisai tenais kepia, jisai tenai neš. Ir tu valgai ir galvoji, blemba, kaip fainiai, žmogus paėmė, iškepė. Ir tai čia visai toksai fainas dalykas, jo. Aš sakau, man atrodo, svarbiausios dovanos yra tas įdėtas kito žmogaus laikas galvojant apie tave. Ant kiek mes daug laiko praleidžiam tam negeram dalykui, mes ant tiek, aišku, mes tokiam gyvenime gyvenam, mes tokiam laikmetį gyvenam, kai kalėdos yra ant tiek komercinės, ant tiek mes negerai iš tikrųjų mokinam savo vaikus, rašyk kalėdų seniai laišką ir prirašyk ten 10, ir jie taip kaip taisyklė ir parašys, iPhone 15 Pro Max, planšetę, viską, visus šustriausius, brangiausius dalykus, bet aš esu už tai, kad per kalėdas vaikams nedovanot brangių dovanų. Padovanot gerai per gimtadienį, per kažkokią kitokią šventę. Mokyklos baigimo proga, pavyzdžiui. Taip, mokslų baigimo proga, bet kalėdo, mano galva, tai turėtų būti simboliškai, minimaliai, tam, kad kiti vaikai, kad jie negali gauti ten Pro Max iPhone kažkokią tai šustro arba tenais šustro dviračio naujo, kad kainuoja 1000 pinigų, tam, kad tas vaikas būtų suprasta, apie ką yra kalėdos, kad, aš esu už tai. Aišku, aš ir pati padarau tai, padovanoju brangesnės dovanas, bet aš daug labiau džiaugčiausi, jeigu mano vaikai paprašytų, nežinau, knygos. Taip, jeigu paprašys, šiaip tarp, negaliu sakyti, ką kalėdų senis, ką jos ten prirašė, bet kalėdų senis pas mumis tikrai bus kalėdų senis, o ne dėdė, kad atneša brangias dovanas. Sales manager. Jo, ir man tas labai patinka ir aš džiaugiuosi iš tikrųjų, kad... Jeigu mes visi taip galvotumėm, aišku, tai nebus, kad ateis, žinai, Marytė į mokyklą sakys, aš gavau, žinai, man tai tapkės padovanojo kalėdų senis, o tai Marytė, buvai bloga, nes man tai atnešė iPhone'ą, arba ten vyko kokią, ne? Aš tai, pavyzdžiui, nesutinku su šitą nuomonę. Yra žmonių, aišku, kurie gali leisti tik tai šeimai po 10 svarų, pavyzdžiui, apsikeisti, ne? Bet yra milijonierių, kurie eina tas pačias mokyklas ir ten jiem dovanoja per 16 gimtadienių kalėdas, nežinau, pirmą Ferrari mašiną tam 16-mečiui. Tai ir dabar tu savo vaikui, kadangi tavo šeima tiek daug dirba ir užsidirba, ar dabar tu vaikų negali palepinti, nes kažkas kitas neturi? Ne, o aš galvoju... Man atrodo, tu turi auklėti vertybės, o ne... Tai aš apie tai ir kalbu, kad gali tas dovanas dovanoti, bet per tokią šventę kaip kalėdos, argi būtina? Gal vėl svarbu, gal paminėkim, kad svarbu vaiko amžius. Jeigu vaikas žino, kad, čia tėvai, čia tai labai... Tai labai gal svarbus čia elements, nes jisai žino, tu jam nepasakysi. Pavadinkim taip, arba kalėdų senis, arba sales manager. Jo, jisai sakys, tai kodėl tu negali, ne? Jo. Bet gal yra skirtumas, kada vaikiukui yra 7 metai ir jam tada yra tas, žinai... Arba tu gavai arba geras, arba blogas. Jo, arba tu buvai geras, arba tu buvai blogas. Ir jeigu tu gauni taip, o kažkas tai gavo taip, tai... O jeigu vaikas tikrai geras, jam gal yra, kad taip, kodėl atnešė tam va šitiek daug... Jie nežino apie sales manager. O čia man atnešė tik 4. Tai va, tai... tada va yra... Tai va, ir yra tos, tai va, kalėdos ir yra, tai kad mintis tai yra tokia, kad vaikai nenorėtų tų brangių dovanų, supranti, kad būtų kitaip, ne,
O paskui, žinai, jis jau žino ir tu jau gali sakyti. Aš kalbu, geras, aš tau nupirksiu. Aš kalbu apie tai, kad kalėdos neturėtų būti daiktai ir dovanos. Aš kalbu, kad kalėdos turėtų būti kalėdos. Emocija. Iš čia, ane, laikas su šeima, ane, ten torto valgymas, ten sausainių kepimas, kučiukų darimas, ane. Aš kalbu apie tai, kad mes gyvenam. Žiūrėk, pagalvoji pagalvoji apie kalėdas ir koks pirmas dalykas ateina į galvą. Praktiškai 90% galiu duoti ranką nukirsti dovanos. 100%. Man pasakai, man iškart matau tą vaizdą, kaip čia bus mano systrė, čia visi būsim, su kalėdiškai tos. O aš kai bendrauju su žmonėm, su daug žmonių, tai kai kalbi su žmonėm apie šventes, tai koks būna pirminis klausimas? Nu, nupirkai dovanas. Jau pasiruošai. O kaip mes pradėjom podcastą? Būtent, aš apie tai ir sakau, kad... Gal kad nesunkiausia, žinai, gal sunkiausia dalis, sakykime, ne? Ilgiausia užtrankanti. Ilga preliudija prieš šitą reikalą, jo. Kaip prieš moterį. Teisingai, ne? Bet kartais aš pagalvoju, kad žmonės labai savo pasidaro tą ir aš vis niekada nesuprasdavau ir aš, aišku, nesiginčiu, kad žmogus man tai pradeda sakyti. Bet aš taip, nutyliu, žodžiu, ir galvoju, tai čia pats atsikalts. Nes irgi daug žmonių bendrauja ir būna, žinai, paklausiu prieš kalėdas, ten artėja tas mėnuo, ir tu, tai laukia kalėdų. Tai ką čia, eik tu valakstau, tai tas atvažiuos, eik tu čia visus namus tvarkyti, aš jau nebegaliu, blemba, čia prisiruošti, nebespėju ten nuvažiuoti. Ir tu žiūrit, kad tam žmogui 3 lyka dienas iki kalėdų, ne? Ir tas žmogus tik tai tau vardai, kiek jam turi padaryti, kaip jam jau užpisa nahui ir pašol nahui. Bus fainai, žinai, bet tipo, bus fainai jo tą dieną, kai nieko nebereikės daryti, bet dabar tai lakstau, blečia tą datą, tai darbą nuvežda, čia iš darbą parykda, čia aš galvoju, tai tu pats esi nutolęs nuo kalėdų, tu ten suki su savo aksilkę, kokią nesąmonę, ten žodžiu ir nervuoji. Žinok, man pats kalts. Jo, man, pavyzdžiui, mano asmeniškai, kai dar man pradėjo būti pirmos kalėdos ir kaip tik neseniai prieš porą dienų gal pamačiau postą, viena moteris klausė ir aš galvoju, kaip aš galiu, papasakau visą, parašiau jai visą savo istoriją, kai buvo. Ir jinai klausė, sako, mergos, mano brolis turi Anglę mergą ir jie labai pradeda, nežinau, kiek kartų jie ir, man atrodo, 2 metai, kai jie jau draugauja. Sako, ir jie žiauriai, sako, brolis pasako, jie labai dabar pykstasi, nes nežino, kaip švęsti kalėdas kartu, nes jos tokie papračiai, mano taip pat tokie papračiai. Suplakti vieną. Jo, ir aš jai parašiau, žinote, sakau, man labai buvo panaši situacija, nes yra du, žinai, tą. Ir aš sakau, visų pirma, nėra tai papračiai, daug kas rašo komentarį, nėra tai papračiai jau tokie skirtingi, kad čia neįmanoma jų suderinti. Jo. Tai man, pavyzdžiui, aš dar matau aiškinau apie, pavyzdžiui, kalėdas, kūčias taip. Man kūčių vakaras yra labai svarbus, tą dieną aš nevalgysiu mėsos, kalėdų dieną, man yra fiesta de la noche, aš galiu, mes vis laik dabar pusryčiam, yra vis laiką beigelį su salmonu ir po šampanų taurį ir biškai net šampaniuk Danieliui duodu, žinai, pragauti, jums žiauriai išlykštų, bet tokia tradicija. Paguojam duomenas, valgom pusryčius ir tada ten vakarai jau atvaro svečiai ir ten šventi keičiamės duomenom, visą kitą. Ir 26 irgi taip pat. Ir šiai sakau, pas mano vyras pasakė, jo mąstymas buvo toks, 24 tai nešventė, nėra čia nieko daryti, 25, aš bus Turkin ham, dineris, bla bla bla, jisai gamina, mano vyras, pavyzdžiui, gamina maistą, viską aš nupirksiu. Sakau, tu tai gamink, maža bėda, nes aš viską tvarkausi, jis daro valgyti. Pasidalinam darbus, jokio streso. Paskui kažkaip, kaip man pasakyti, kad aš nemėgstu tų Turkin ham? Man tikrai, aš nemėgstu tų šiltų patiekalų, nemėgstu tų šiltų daržovių. Galvoju, gerai, kaip sprendžiam? Aš vis tiek pasidarau baltos mišrainės. Per kūčių vakarą, dabar per kūčius, pavyzdžiui, darom taip. Dieną mes važiuojam aplankyti jo ten tetą, pas pusseserį, išgeriam šampės, apsikeičia vaikai dovanėlėm, pabūnam, apšnekam. Vakarį grįžtam namo, aš padarau vakarienę, visi valgom salmą, dažniausiai padarau, tą sriubą, cibulinę, sušį priperku, padarau silkių ir visi norom, nenorom, suvalgom, padarau 12 patiekalų su kučiukais. Kokią cibulinę darot jūs? Kaip? Kas čia per cibulinę? Šaltas vanduo, cibulė ir žuvies keptuvėje pakaitinta. Čia yra žemaitiška. Čia žemaitiška gal, jo. Bet nesu turėjusi kūčių, kad nebūtų tos... O tai kaip taip ir valgot? Ten silkę kažkaip... Pasiemi paprastai silkę, kuo smulkiau susipjaustai. Smulkiau? Kuo smulkiau, jo.
Pakeisti keptuvę ir dadėti svagūną, jeigu... Ne, svagūną nedėti. Pakepi. Jis būna tokia kaip vos netrupantį jau. Ir pasilaikau katilą virinto vandens, kad jis atvėstų, įdedu šaldytuvą paskui, kad būtų vanduo šaltas. Ir sudedu tą cibulę, paprastą supjaustytą smulkiai, sudedu tą žuvį, įdedu ten druskos pipirų, actų, nežinau, man atrodo, gal dėdi, šmaišai ir valgai, tam šaltą tą vandenį plūdurant su tą cibulę ir su tą žuvim. Aš esu valgius, žinok. Žiauriai skaniai. Esu valgius. O tai su bulvėm valgot ar su taip? Karštų bulvių įsiverdė. Toks įdomus. Matai, aš kadangi pakeičiau tradiciją ir darau tą salmon su karštom bulvėm, tai ir tas turi bainas tom. Ai, dar išmušai iš vyro kalakutą atkirtai. Ne, per kūčias. Aš esu valgius HBH tam Palangoj, nes kažkaip norėjau paragauti, kas čia yra, toks užsakiau, nepatiko labai, nes... Tai galvoju, mano vyrus su Danieliu patinka. Taip, gerai. Valgo? Danielis ten biški, dar matai duosi, jeigu padėjai ant lėkštį suvalgai, šūkį suvalgyti. Ir toks išauklėjimas. Bet vis tiek, matai, kaip radot, pas mus yra irgi buvo panaši situacija. Man atrodo, gerai sakai, kad čia yra žemaičių. Žemaičių užstatyti tikrai nėra. Tai va, ir mum ir burgi buvo labai panašiai, nes vyras yra Portugalas. Pabaigsiu. Ir va, per kūčias sudarėm, parašiau tai moteriai, sakau, tiesiog jie turi dviesi pasikalbėti, ko jai reikia per kalėdas ir kūčias, kas jai svarbiausia ir kas tau. Ir suorganizuokit, kaip padaryti. Pavyzdžiui, per kūčias varot pas tavo tėvų, per kalėdas pas vieną tėvų. Ar ten pas šeimą, ar pas kažką. Viskas. Mes suradom, kad per kūčias dieną varom tenai, aš nevalgau mėsos ir jisai stengiasi dabar nevalgyti. Padarau karštą vakarienę, padarau tų mažų 12 patiekalų, aš gaunu savo kūčias, jis gauna savo kūčias per kalėdas, aš pasidarau dar savo maistą, tai aš tą turkenham valgau, dasidedu baltos mišrainės, paskui tie visi snekai, aš nevalgau kažkų daržovių ir viskas gauna aukso vidurkas ir visi patenkinti. Tiesiog reikia šnekėti, kaip tu sakai, kas tau svarbu, kas tau. Nemanau, kad tie kultūrų skirtumai gali būti jau, kad pizdėt čia reikia skirtis. Ne, tikrai ne. Pavyzdžiui, pas portugalus, yra biškai kitaip. Pas mus, pavyzdžiui, kūčias yra tokia, vis tiek rimtis, Šiaip tokia rimties, šeima, tu čia sėdi, čia viską. Ir va, ateina tada kalėdas ir jau čia trali valė, jau tą vakarą tu gali čia, su draugeliai, žinai, ten kažką. Ar su šeima, nesvarbu. Portugalijoje yra atvirkščiai. Visi ateina 24 dieną tą ir yra iki kalėdų ryto balis. Šeima visa, viską. Ir čia buvo tas Portugalija yra laikas, kada visi pusbroliai, tetos, visą naktį visi nemiega, ten žodžiu, iki 4-5. Tai kaip jie klausos gyvūnų, tai gali numirti. Pas juos gyvūnai nekalba. Nekalba pas juos. Tai va, ir čia yra ta, žinai, kai jie laukia kalėdų, jie turi omeny 24, nes 24 suvažiuos visi ir jie, tipo, matai, 12 valandą ateintos kalėdas ir tu vis tiek toliau šventi, ten baliavoji iki ryto, iki 5, visi vaikai nemiega, ten žodžiu, keičias dovanom po 12, žodžiu, viskas. Ir tą 25 dieną, kai tu jau atsikeli, ten, sakykim, 12 dienos, nes ilgai nemagoji, jau baigėsi tas yra. Jau tu 25 dieną, tu jau atšventai, jau visi važiuoja namo, jie toliau kaip šventinė nuotaika, bet jau balius pasibaigė. Balius viskas. Jau atšventėm, padarėm, sulaukėm kalėdų. Tai jums dar sunkiau suderinti iš tikrųjų. Sulaukėm, tipo, jau mes sulaukėm 25, jau mes čia atšventėm, viską. Ir mes pradėjom, žinai, būti, aš, tai man, tipo, čia tą pirmą žodžių, čia reikia per žodžių kūčias, čia reikia krytą dabar baliavoti, nes čia yra kalėdos ateina, žinai, čia dabar viskas. O man čia Jėzus gimsta, čia yra ramybė, čia blemba, gimda. Mes net alkoholio negalim išgertą dieną, biškį gal vyną su vakarienė. Čia mėri gimda, ėdžiasi, koks baidas dar Jėzus negimė, taip palauk. Portugalai biškį lietuviški, vaikas gimė, reikia aplaistyti. Kol gimda, jau čia. Mama pušina, tėvas geria. Žiauro. Lietuvių biškį natūra. Jo, tai žinok, kaip pasakyti. Kaip išsprendė šitą reikalą? Tai kiek, ne, klausiam, tai kiek išyr dabar prakūčias? Žinok, pasidarė visai labai iš tikrųjų easy, nes mes čia šeimos neturim, nei aš, nei jis. Ir pas mus prakūčias tiesiog nieks neteina ir mes būnam su šeima. Ir gal ilgiau pasėdim, negu aš sėdėčiau. Ir jo, jisai gal, sakykim, daugiau išgeria, negu jisai išgertų šiaip per vakarienę.
Bet taip gavosi per 11 metų nusistovėjo, kad jis žino, kad čia kūčias ir žodžiu valgom. Kad tūso nebus. Matai, gyventume Portugalijai būtų kitaip. Aš neišvengiu. Man atrodo, su Gintar situacija jo priklauso, kur tu esi. Jeigu būtumėt Lietuvoje, man atrodo, būtų dar labiau lietuviškas tradicijos. Būtumėt Portugalijai, būtų tikrai jo labiau. Aš negaučiau savo, į Portugaliją aš tikrai negaučiau savo kūčių. Nes tiesiog... Turėtum kūčią švęs 23. Nes jo šeim supakti, kas čia yra, kodėl neateina, sunus dabar... Ramybė jai. Ir tu turėtum suprasti tą ir čia suprantamas dalykas, ne tokias tradicijas ir viskas. Mama skito, šiandien valgį darau, laukiu 24, visi suvažiuoja, tai ką tu sakysi, ai ne. Aš būsiu viena pati. Jo, man vyras labai dažnai sako, nepamirš, kur tu gyveni. Kad ir sakau, nu taip sakau, bet aš esu lietuvė ir aš noriu kažkokią tai savo... tą tradiciją vaikui perkelti ir išlaikyti ir, nu, man patinka, fainai, nes kaip nenori tiesiog suauga ir dabar viskas bus kitaip. Tai va, fainai, bet jo, man atrodo, norėjau paklausti, tai Airida girdžiu, tu tai jau gamini tuos 12 patiekalo, ne? Visą laiką stengiasi gaminti 12 patiekalo? Visą laiką bus 12. Nesvarbu, kad yra ten duonos riekelė ir kučiukai. Jo, aš irgi, bet aš skaičiuoju ir kučiukus suskaičiuoju. Mes irgi stengiamės. Darot kisėlių? Aš labai mėgstu kisėlių. Aš irgi pati vieną ir man žiauriai patinka. Jo, daug draugas. Oskaras irgi snargis. Mano vyrs irgi buvo tas dėt. Man tai labai skanu kisėlius, iš tikrųjų. Man kisėlius ir yra, aš tai irgi stengiuosi išsaugoti kuo daugiau tų tradicijų, katras aš pati gavau turbūt iš namų, iš šeimos. Gal jų tenais ir nedaug, bet aš labai džiaugiuosi, kad mano mergaitės žino, kad mes kiekvienais metais kepam kučiukus pačios. Nu, žinai, kalėdos man yra prieš kalėdas. Tu kepi tos kučiukus, jeigu dirbi dar pro kučiukus. Tai va, norėjau pasakyti dabar. Jo, kadangi prieš kalėdas aš žiauriai daug dirbu, bet vis tiek mes ištaiko momentą, kepam tuos kučiukus, ne? Ir kaip taisyklė vis laiką aš stengiuosi tam biškį anksčiau išsikepti, ne? Ir mes juos visus suėdam. Nedagyvena iki kučių, nesu turėjus. Kepk dvigubą. Bet žinok, blemba, nu vis tiek susivalgo. Taip galvoju ir suvalgai. Žinok, vis tiek susivalgo, ne? Ir dabar kažkaip, kadangi jau Augustė didelė mergaitė, tai jau dabar Augustė perėmė tą, jinai jau tuos kučiukus ten ridena. Suka ten pjausto kepą su sesė jo. O šiaip tai jo, anksčiau tai pirkdavau per kūčias, ne? Bet kadangi 24 yra darbo diena, man tai yra žiauriai, aš vis laiką dirbu ir 24, nu žodžiu. Kam reikia kirpyklą 24? Reikia žmonėms, tau taip atrodo, reikia. Kiti planuoja, 25 labai švės, galva, aš jau dažys. Jo, susitvarko plaukus ir viskas, ne? Ir kitiems ta 24. Iš esmės taip tai ir yra, ne? Tai tik tais vakare mes kūčias valgom, vakare. Bet reikia prisiruošti. Tai va tas ir yra. Bet mes gyvenam dabar tokiais laikais, nu vėl tokiais laikais, ne? Aišku, čia pinigai, viskas, ne? Juk nereikia prisidėti ant tų silkių tiek kilogramais, ne? Kada 3 dienas ėsi. Kaip Lietuvai būna baltos mišrainis, kibiras balkonės. Tai čia yra visiškas maisto mėtymas, paskui 3 dienas valgyta silkė žaks ir galvoju, na, kitais metais taip nedarysiu. Tai mes, ką esame, aš esu taip išmokus, maniškis daro daug kalėdų kūčio, mane iš tikrųjų skaniai gamina valgyti, tai labai dažnai jisai ruošiasi, ne? O jeigu ten reikia, ir paskutiniais metais mes iš vis darom, kadangi šeimoje darom su mano brolio šeima, net ten, žodžiu, susijungiam, tai mes darom suneštinius. Ir žiauriai gerai. Vienas tą atsineša, kitas tą atsineša, trečias tą atsineša. Ir man labai patinka. Labai gerai. Jo. Man, pažiūrėjau, labai svarbu tas yra, va, irgi, žinai, tas išsaugojimas, ne, kažkokių. Ir, pažiūrėjau, silkę valgau tik aš vieną, nes vaikai nevalgo jos. Vyrs irgi jam čia švis, o dieve, kažkas žalia žuvis, ką čia nusišnekė, žodžiu, Portugalai, žinai. Geriau šūdą valgau. Keista, bet Portugalai, ne, jie ten žuvę ėdžiai. Šviežia, nes jis iš tokio, sakau, miestelio kaip Palanga, įsipratęs, kad tėvas iš ryto nueina, pagauna aštunkojų, jie tada per pietus įvalgo, žinai, kažkas aštunkojas savotas. Tai jam tik šviežia, čia kažkoks žalia, nu, žodžiu, tragedija. Ir aš vis tiek tą silkę bent 2 rūšių pasidarau savo. Nedaug, bet aš pasidarau, nes man ant stalo turi būti, man bus ne kūčias, jeigu nėra baltos mišrainės. Tai gerai, man irgi taip pat. Įvardinkit, pavyzdžiui, dabar 3 kūčių ir 3 kalėdų. Tai yra žodis kūčios. Pasakyk 3 dalykus, kas jums negali būti kūčios, bet 3 dalykų. Kas negali būti, tai va, kisėlius. Silkė, neva. Be silkė. Man irgi silkė. Balta mišrainė man turi būti, aš noriu. Man tai kalėdų. Bet balta mišrainė, kiaušinis, majonezas. Taigi negali per kūčias valgyti baltos mišrainės. Mes visada valgydam. Nu, matai, vis tiek. Bet majonezas, kiaušas. Šiaip negalima, bet žinok. Ne? Bet pažiūrėk žuvį, jeigu kepam tešloje su kiaušiniu ir taip. Bet su vandeniu, jeigu viskas. Mes visada. Jo, tai aš tą ir sakau, tai čia tokia. Vėl tradicija. Jo, nuslydimai tokie, tai čia vis tiek čia nėra nelašinį ėdė, ne?
Man tai aš kaip pirmą... Kokie tie 3 dalykai? Kisėlius? Aš taip... Man žuvis tešloja, aš irgi darau visada. Aš pamatau, pavyzdžiui, jeigu pasakai kūčios ir man iš karto aš matau baltą stalą. Man iš karto toksai, tai kisėlius man būtinai turi būti ir kučiukai. Čia tokie, nusilkė, tokie būtinai turi būti, ne? O kalėdos tai man yra, man žiauriai patinka tas momentas. Mama! Mama! Kelkis, mama, jau atėjo! Visi ją pačią, ne? Tai man būtent tas procesas, kai vaikai, ne? Pats gražiausias dalykas. Jo, toksai momentas. Mama jau buvo! Kaip jie pakuoja, kaip jie džiaugiasi, kaip jie ten žiūri. Taip sėdi galvoja. Ne tas mamos. O paskui man šiaip tai nėra tokio, kad ten būtų kažkaip labai, ne? Vėl, man kalėdos, kaip keistai, ne? Man kalėdos asocijuoja su poilsiu. Viskas, aš jau tada sėdžiu savo pižamui, aišku, dažnai dabar jau vakarais arba atvažiuoja kažkas, arba mes patys išvažiuoja, bet sėdžiu savo su pižama, ten, žinai, kavą geriu, teliks kažkur šneka, ne? Tai, pavyzdžiui, mano draugiai vienai... Tai yra labai svarbus dalykas. Jo, ir čia man... Tavo asmenis. Jo, mano čia yra poilsis mano kūnui. Tavo šventė. Mano kūnui, čia yra grinai mano kūnui. Kojas ištiesti, ačiū Dievui, kaip gerai. O mano kitai draugiai, pavyzdžiui, kalėdos ir iš karto jinai sako, Haris Poteris. Nu va, dėl to ir klausiu, įdomu. Jo, labai kiekvienas išjaučia, mane tas kalėdas irgi labai skirtingai. Tai kokie tavo 3 kūčių ir kalėdų? Tai sakau, kūčias, tai turbūt man toks iškart, silkėne, man balta mišrainė, nušmatau kalėdos, ne? Ir jo, tas buvimas, man iš karto tas stalas ir šeima ir susėdimas, man iš karto, aš kitaip neįsivaizduočiau. Neįsivaizduočiau. Pas jumis per kūčias ant stalo ir deda vieną laisvą lėkštę, ne? Jo, čia visur deda, jo. Jo, visą laiką padeda. Ir, pažiūrėjau, aš žinau, kad labai faini ir daug kas taip daro. Dabar jau, kur išvažiuoja atostogų per kalėdas, ne? Išvažiuoja ten 23, ten grįžta po kalėdų. Ir aš kartais tai pagalvoju, ar įdomu, aš norėčiau. Mes irgi apie tai bešnekėjom. Atrodo, ne? Bet aš visą laiką nusprendžiu, kad man tada tais metais kalėdų nebus. Jeigu aš būsiu Ispanijoje viešbutį, man nebus kalėdų, nes, kaip tu viešbutį pavalgai kūčias. Bet jeigu nuvarytum, jeigu nuvarytum į Turkiją, tai tam pasižiūrėk, kiek prisineš patiekalų ant stalą. Ne, bet čia sarkazmas. Tai dėl to ir klausiu, kas yra tie 3 dalykai. Tai šeima, namai, kažkas, ne, tokio buvimas tenais. Su pačiais brangiausiais žmonėm. Man tai, pavyzdžiui, kūčias irgi, pasakai, kūčias iškart yra silkės ant stalo. Yra tas visas, žinau, kad triesi, kartais dar mat vaikai buvom per kūčias pas mamą, kad žinai, kad tas kūčias yra tas stalo, tas momentas, tos silkės ant stalo. Paskui vienas yra, kur neįmanoma kūčios, kai jau eini 5 kartus tikrinti, ar vaiks tikrai miega, nes reikia jau eiti sales managerių būti ir tas dovanų nešimas ir dviese sėdi, žiūri, čia bus tavo, mano, kiek tu čia man pripakavai, kaip supakavai, žiūri, tikrini vaikų dovanas, kitas sūnė, šitas... Iš kampų kaip žiūrkės, žinai. Jo, tu žinai, kad tą dalyką darysi tik tai 1 dieną per metus. Jo. Ir niekada tu neįsi, neslėpsi taip dovanų ir tikrinsi, vaikas 3 kartus tikrai miega. O 3 turbūt, dabar jau pasikeitis, bet tiesiog tas kūčias, tas, kad tu žinai, kad tikrai tą dieną nevalgysiu mėsos ir tas toks jau... tą dieną tu žinai, kad tu jau jaudinsies, nes jau prasideda šventis, tu jau nori būti toks tyresnis, gaivesnis, ramesnis, jau žinai, kad ir kaip kokia ten pinda sunervins Facebook'e, jau neparašysi to blogo komentarų, nes jau turi būti toks geras. Toks, jau jauties, kad turi būti geresnis. O jūs darot tos advento kalendorius? Darot? Kokius darot? Aš, pavyzdžiui, kiekvienais metais darau vyrui ir vaikui tuos naminius, ne? Tai, pavyzdžiui, praeitais metais vyrui padariau tokią didelę dėžę ir uždėjau tų, kaip nežinau, vadinasi, tų skutelių daug. Ir 24 daiktai buvo pririšti prie šniuriuko ir šonuose skaičiukai 1, 2, 3. Tai susiranda skaičiukai, traukia ir nežino, kas bus. Tai ten, pavyzdžiui, pridėjau visokių irgi, kadangi pradėjau garažą statys, tai pirkau, ten buvo ir vyno butelis, ten jis labai mėgsta tokius nestandartinius alaus butelį, koks nors, kur būna, nežinai, kas ten yra netgi. Tokių skirtingų pirkau, visokių su mašina, koks šepetys, ten ploviklis, poliš ten kokiai mašinai specialiai, koks nors, tokių retų daiktų. Danieliui dažniausiai tai padarau irgi
Amazonį nusipirki, ar dėžučių, ar maišiukus su skaičiukais. Kiekvienais metais tas pats, žinai. O aš kiekvienais metais skaičiu. Pavyzdžiui, vieną kartą būna maišiukai, kitą kartą būna kvadratinis dėžutės, dabar yra tokie, grinai kaip Kalėdų senį maišas, tik tai toks mažiukas, tai ten pridedi. Kartais saldainį, kartais įdedi svarą, kartais ir saldainį, ir svarą, kartais pyškę ir ten kokį nors vieną saldainį. Ar tenai... Aš dėl ko paklausiu, visokių žaisliukų. Tai šiais metais paklausiu, nes vienais metais man viena klientė žiūri gerą idėją numetė su tais advento kalendoriais, ne? Bet kadangi vėl aš ten esu prieš Kalėdas dirbu, kaip sakiau, blemba nuo 9 iki 9 ten, nu žodžiu, yra labai sudėtingai įgyvendinama, bet man žiauri idėja yra nereali, kad, nu žodžiu, tas 24 dienas tu gauni darbų sąrašą. Okay. Jo, nu ten atsitrauki, va, pavyzdžiui. Sorry, Danieliaus viena iš tų 24 būna. Šiandien tu turėsi išnešti šiukšlės, arba šią savaitę neši šiukšlės, arba tenai dabar eini, vieną buvau dovaną, eini, susirušiuoji kojinių ir triusiuk stalčiką būtų, žinai, suporiuota, suružiuota. Tenais tai ne tokių darbų, bet tenais visai tokių kitokių, ne, ten pavyzdžiui. Man jau dabar patiko ta idėja. 5 diena, ten tarkim ištraukia yra šeimos filmų vakaras. Ten 7 diena Christmas Jumper Day namuose, ne. Ten 7 diena, nežinau, paaukoti maisto gyvūnų namams, ne. Ten 8 diena nuvažiuoti prie jūros pasivaikščioti, ne. Ten 15 diena. Aš apie tai ir kalbu, kad man nelabai viskas tinka. Iškepti pyragą visiems kartu. Ir tos visos tos dovanos yra, tu va pažiūrėk, kas yra. Laikas kartu. Jo, laikas kartu ir čia yra nereal. 100, aišku, aš suprantu, daug yra lengviau, kai atidaro, ten ištraukia tą šokoladuką, saldainiuką ir viskas davai, ne. Bet jeigu tu 24 dienas tiek laiko skirsi savo vaikams, tai čia yra nenormaliai gerai. Nenormaliai gerai. Jo. Man žiauri ta idėja patinka, jo. Žiauri. Ir va tokią tradiciją įvesti į savo šeimą, įsivaizduoju, kaip gerai. Ar jūs šiaip, pavyzdžiui, dabar savo šeimuose esat, žinai, kaip ir ateini į šeimos su kažkokio ten tavo mamos tėčių, ką jie tau įskiepėjo, ne kažkokia tradicija. Ar jūs esate sugalvoję tradiciją, kur jūs savo šeimą įskiepijot? Nes aš pagalvot net, Nes tradicijos yra toks dalykas, kad mes jas perimam, bet jos laikui einant transformuojasi, jo keičiasi ir arba, kaip ir tu sakai, Irida, pasidarai savo tradiciją. Aš galvoju, kad mes tokios kažkokios labai, tai nelabai gal turim. Mano, pavyzdžiui, yra tokie irgi, nes tokie turbūt normaliem žmonėm, netokiai varguoliai kaip aš, yra normalus dalykas, bet pavyzdžiui aš kadangi savo vaikystėje tokios kaip ir normalios šeimos neturėjau ir neatsimenu jokių tradicijų, neatsimenu su tėvais praleisiu laikų kartu, jokio prie jūros, jokių ten atostogų, tai apšė, neatsimenu su tėvais praleisiu jokio tokio laiko. Ir man tas atrodo, gal aš tai perdedu, bet man dabar tas yra žiauriai svarbu, tas buvimas, va, kaip Džanet sako, tas buvimas kartu. Tai turim jau pradėjom prieš porą metų irgi per Kalėdas, gruodžio mėnesį, ypač kai vaikas dabar tampa didesnis, jis nori eiti į kambarį, susiskambinti su draugeliais ir žaisti ir prikolinti, ten žaidimus ir su jais šnekėti. Tai sakau, davai kiekvieną gruodžio savaitgalį žiūrim kažkokią tai filmų, kur yra ten 4, kaip Haris Poteris, kaip visokie Rembo, žinai, kur yra filmų daug, žiedų valdovai, visokie, kur mėgsti, nemėgsti, bet esam pasiryžę. Aš negaliu žiūrėti šitų, pavyzdžiui, Haris Poteris. Ne? Aš užmiegu. Aš nemoku paaiškinti, aš viskas, ten tai pradedu žiūrėti. Nes pavargus esi. Atsimerkiai, ten atrodo tik 2 minutės nukimarinai. Ir pizda, viskas, nieko neapsupranti, kas ten, kur kažkokia. Ai, karoči. O kita mano tradicija, ir plus dar pradėjau griežtai savo pačiai šiais metais, vakarienė, kiekvieną vakarą, nebent ten, nežinau, esi ligoninėje, ar tenai darbo, koks nors ten mitingas ar kažkas, bet paprastą dieną grįžti, vakarienė visi metu tuo pačiu eina valgyti. Ta prasme, visą gruodį? Ne, šiaip, kiekvieną vakarą, visus metus? Apvalis metus, jo. Nes aš su to šeima niekad neturėjau ir kiek mačius postų, sako, atsimenu iš vaikystės, ten mama ar tėvas liepdavo prie stalo valgyti. Ir aš galvoju, aš nieko neatsimenu, ką man kažkas būtų sakė. Ir aš galvoju, kiekvieną vakarą sėdim 7 valandą, tu grįžai iš darbo 5 ar grįžai 6:30, tavo sportas nuplauks, nes 7 valandą tu turi būti prie stalo ir valgyti visas vakarienę. Ir jokių telikų, ir tu šnekies, kaip buvo tavo diena, kaip tavo diena. Blemba, žiauriai padeda toks
susikonektinti, žinai. Gerai, aš jums atsimenu dabar sakiau, čia tam challenge, kur dalyvavom. Nu, čia prieš tai, kur sakiau, žingsnių toksai. Jo. Ir aš, kadangi tam challenge dalyvavau, nu, kaip šeima mes buvom, tai maniškis aš ir mano brolis su žmona. Ir kurį čia vakarą vaikščiojom ir galvoju, nu jo, turbūt, aišku, čia yra žiauriai sunku, tam pareini po darbo, dar tau reikia tam tų žingsnių prisirinkti. Bet tu eini valandą laiko su savo žmogu, mane. O tu tikrai nedarytum namuose, ne? Ta prasme, skrolintum telefonę, dar kažką tais, ne vien savo reikalais, kit savo reikalais. O tu valandą laiko, aš iš karto ir apie brolių pagalvojau, va, dabar jis priverstas šnekėti, dabar va, priverstas papasakoti ir lygiai taip pačiai ir aš, ne, priversta papasakoti, kaip sekės man diena, kas gero, kas naujo, kažkokį planą paplanuoti ir aš galvoju, blemba, kaip gerai iš tikrųjų, ir šiaip tas bendrystės jausmas, kai mes keturiese, ne, tikrai sustiprina mus visus, tokį padaro gniužuliuką, ne, ir šeimoje, kaip yra gerai šeimoje turėti va tokį dalyką, belia kaip gerai, ne, tai lygiai taip pačiai, arba ten vat vakarienę kartu valgyti, arba kiekvieną vakarą visi eisim pusę valandos vedžioti šunį. Žiauriai gerai. Jordanas Petersonas ir visi kiti psichologai, kiek dabar praeitais metais žiauriai klausiausi tų santykių, visokių podcastų, laidų, interviu, visokių. Biškai apsišviesti, pažiūrėti, ar gerai varau, ar ne kaip žmona, žinai, būsima žmona. Ir... Tu kaip žmona jau. Ne, nu praeitais metais dar nebuvau, buvo tik sužiūrėti. Ai, čia pernai žiūrėjai. Pasimokinti, žinai, į naują rolę. Į tikto, paskui kaip Dievas duos. Pradžiai. Pradžiai, kad būčiau gero, po to jau pasduo, ne? Tai visi absoliučiai sako, tu per dieną bent pusę valandos turi būti su savo antrą pusę. Dažniausiai vis psichologai sako, tiesiog vakarė pavalgy vakarienę ir išeini pasivaikščioti. Kad vaikai netrukdytų, kad skalbimas netrukdytų. Pas man tikrai taip nėra, tikrai nebūna taip. Not even remotely. Nu ne, aš nesakau, kad jie patys sako, kartais irgi sako, tas pats psichologas. Ne, yra žiauriai gerai, bet... Pats psichologas, tas lietuvis, sako, tu pusę valandos prabuvai grįžti namo, maži du lėliukai. Sako, būna taip, kad jisai išeina pasivaikščioti, po to aš išeinu. Kad atitrūkt biški nuo to, žinai, viskas sako, nu ne visą laiką išeis, mum ir taip pat. Bet reikia stengtis. Aš visą laiką užstengimas, žinai, kad tau neišeina, bet tu, nu gal kada nors. Aš taip pat ir mokykloje visą laiką sakau, tau neturi vertinti už tavo rezultatą, tave geriau tegu vertina už pastangas. Nes kiti gali daug stengtis ir nieko nesigauna. Nu jo, mes skirtingi, ne? Jo. Žmonės skirtingi. Logiška, jo. Jo, ar kitiem lengviau, žinai, tą padaryti yra, kitiem sunkiau, va, irgi dirbu su daug žmonių, ne, ir vėl kai kurie išnekė, jam yra ypatingai svarbus moterim, ne? Sakykime, kai kuriuom ypatingai yra svarbus tas su vyru buvimas, ėjimas, darimas, taip toliau. Praleidimas tas kartu, ne? Tas labai svarbu yra. Čia vėl tos 5 meilės kalbos. Jo, ir va 5 meilės kalbos. O kitai nelabai svarbu ir sako, man niekada nebuvo svarbu, ta prasme, ir, nu, ten, anksčiau turėjau berns, man niekada nesvarbus tas dėmesys, tas laiko leidimas kartu, man, tipo, aš labai mėgstu būti viena, man užtenka, tipo, sustinkam, išpabūnam, bet tu tada jau eik, žinai. Ir vėl, žiūri vėl, ir atrodo, gal iš šalies atrodo, tai šitai nerūpi šeima, šitai rūpi, ne? Bet ne, tai yra tiesiog žmonių poreikis artumo, poreikis bendravimo, poreikis... Tavo meilės kalba, jo. Jo, kitai gal svarbiau, tegu vyras jau geriau išplauna indus, ne, ir sudėt koinės, negu vaikšta čia su manim pusę valandos, aš vėl noriu vaikščioti, ar ne, kažką. Taip, jo. Ar kažką, ar kitą sako, man geriau neik, o ne, bet ten nupirk kažką, nes jai tas svarbu, dovanas, jo. O kitai, vat, irgi pažįstu žmogų, kur sakė, niekas nėra taip svarbu, kaip laikas praleistas kartu, ir sakė, net jeigu neina pasivaikščioti su manim, sako, aš supykstu, sako, taip, jeigu man pasako, kad, na, dabar ten neis, nes jis kažką kitką nori daryti, sako, aš taip supykstu vos ne iki skyrybų. Nes va tam žmogui laikas kartu yra vienintelis ir vienintelė meilės išraiška, kurią jis pripažįsta, ne? Kur man pašus dzin. Tai kaip laikas kartu nėra mano meilės kalba. Man patinka būti kartu, nes atrodo, kai tu būni kartu tik tai dviese ir ilgą laiką, ten valandą, 2-3, pavyzdžiui, kaip atostogas, arba kai mes nueinam į džekuzį ir 6 valandas prašnekam, atrodo, kad tu esi kitokiam santykių lygiai. Atrodo, kad tu esi neįmanoma išduoti, neįmanoma išsiskirti, nes atrodo, aš tave taip gerai pažįstu. Aš gal pasakoju, vieną vakarą buvau dar man čia, sako, aš noriu su tam pašnekėti, blėdį, jau myžu batą, galvau, ką aš jau prisidirbau, kas vėl nepatinka, ką, žinai, mano koks nors įprotis ar kažką.
Man atrodo, kad tu nori dabar to ir to. Aš žinau, čia sėdėjau ir ant sofos ir apsišlimpiau. Ja. Sakau, aš apie šitą turbūt būčiau pagalvojęs po kokių 3, gal 5 metų. Sakau, ar tu mano vyras, sakau, mane pažįsta geriau negu aš. Sakau, duok žaip. Žiauriai. Negalėjau patikėti. Sakau, man čia yra taip svarbu, nes vadinasi, tu galvoji, ką... Klausai. Tu manęs klausai. Tai va. O tai, pavyzdžiui, grįžtam prie kalėdų temą, ar jums yra svarbu, ką jums vyras padovanos per kalėdas? Arba kiek laiko įdėsi dovaną, ar kokio brangumo, ar kokio didumo ta dovana, ar kiek ten į jos įdėta meilės, ar kokia jinai yra rankų darbo, ar kokia specialiai iš kažkur ten jums specialiai užsakyta. Ar jums tai įtakoja santykius, ar pizdu, ar dažnai šeimose būna susitarimas dar iš vis net nesidovanoti vienas kitam dovanuoti. Arba davai nusipirkam kombainą. Ne, matai, kaip yra pas mus ir vėl kitaip, kaip sakiau, ne, kadangi man nieko nereikia nuoširdžiai ir vyras irgi klausia, ką tau nupirkti? Aš sakau, nieko nereikia, viską nusipirku, ką norėjau, užsisakiau, kažkur norėjau, viską turiu. Bet tavo meilės kalba yra dovanos. Taip, bet aš tada sakau iš karto, bet davai aš nusipirksiu kelionę ten ir ten. Nes aš norėsiu važiuoti ten su draugė ar kažkaip. Aš nusipirksiu ten, nes daug kainuos pinigų, ir pas mus pinigai yra bendri. Kiek jis uždirba, kiek aš dirbu, pas mus viskas kartu yra. Ir čia yra daug pinigų, žinai. Ir ta prasme, aš sakau, aš nuvažiuosiu ten ir ten, aš nusipirksiu. Jisai sako, gerai, tada aš kalėdom nusipirksiu į festivalį bilietus, lėktuvą bilietus, ten ne. Jo, sutarėm. Tai čia jūs viens kitam padovanojat po kažkokį tai experience. Bet čia nėra kalėdų ryta, čia jau link kalėdų. Čia tu ir aš. Aš net neliečiau. Čia jau einant link kalėdų, žinai, porą savaičių prieš kalėdų. Ar tu nori kažko? Nieko, ar tu nori? Aš irgi nieko, tai davai aš tą, o aš nusiperku tą. Tai žodžiu, mes visi abu kažką nusiperkam. Mums vyriui taip pat yra. Tu dažniausiai prieš kalėdas, kadangi tos dovanos būna kažkur reikės varyti, tai tau reikia to laiko, to savaitgalio, ar ten to savaitės, ar da. Ir tu dažniausiai mes pasakom, ar tu tą dieną būsi laisvas ir jeigu aš galiu nuperku jam, jausiai man tai kažkokį tipo, su datom, bet pavyzdžiui, šiais metais nusprendėm, dovanojam po simboliškai kažkokią tai dovanytę ir irgi dabar iš bendro irgi šeimos biudžeto vasario mėnesį varom į tą kruizą. Bus mūsų dviese, mum abiem tą patį dovaną, bet irgi iš bendro susitarimas jau. Bet vėl, o kiti mėgsta tą surprizą, ką įdomu vyras nupirko, jau kaip aš laukiu, kaip noriu, bet įdomu, ką nupirko. Maš tokias. Nes kiek Sytr sako tenai, ar kiti, matai, ką vyras dovanos, mes susitarė, kad nieko nereikia, arba nusipirkom geras siūriblė, būtų, žinai, kalėdami namus. Aš taip pat kaip ir tu, jeigu man reiktų siūriblį, aš nusipirksiu ir ne prieš kalėdas. Aš nenoriu per kalėdas nusipirkti savo arba vyro būtum siūriblį. Aš sakau, aš negaliu laukti, man kažko reikia, man reikia dabar. Tai mes su vyru susitarė, kad varom kelionę dabar bendrą visą laiką kalėdų progų nusipirkam. Ir 100-200 svarų kalėdinį dovanėlį viens kitam apsikeisti. Tai aš laukiu vis tiek sužinoti, ką jis apie mane galvojo, ką jis išgirdo, ko jis neišgirdo. Gal aš sakiau, kad aš noriu ar nenoriu. Man įdomu žinoti, kiek vyras laiko praleidžia galvojant apie tai. Man nesvarbu, ten bus batai ar ten pieštukų rinkinys. Per radiją girdėjau tokią juokingą frazę irgi sako, šnekasi du vedėjai, žinai, sako, tai kaip čia kalėdom pasiruošę, jo sako, tai kokią dovaną. Žmonai, žinai, tai tipo, žinai, negaliu sakyti pavadinimą, bet tos visos moteris, kur dabar alpsta žinai, kur daryti plaukus tenai, sako, kur džiavinti. Negaliu sakyti, žinai, iš du raidės, negaliu sakyti. Visos, tipo, žinai, tą patį, žinai. Jo. O aš tai, ką žinau, aš tai įsipikčiau, jeigu negaučiau turbūt dovanos. Aš norėjau dabar paklausti, vis tiek būtų, jeigu tu negauni atvirutis ar neišvakęs. Jeigu mes būtume nieko nesustarę ir aš nieko negaučiau, tai pyzė jam būtų. Mirtis agrastuose. Mes sakom mirtis alyvose. Mirtis, nes mes anksčiau būdavom nesusitarę. Būtų žiedas taip, mąstyk. Arba būdavo, ta prasme, kai vaikai buvo mažesni, pas mus nebuvo gera ta finansinė padėtis tokia, kad aš galėčiau nusipirkti kažkas kelionės brangias ar ten kažką, ar jisai. Tiesiog, tai tada mes dovanodavomės ir neprašydavom, jam reikėdavo sugalvoti, ką. Ir kažką tai gaudavai, bet kvepalas sugavo visą, kur man buvo.
Esu gavus vienus, kur nelabai patiko, bet sunaudojau. Esu čekį kažkokį gavus, Debenhams gal už 100, gal už 2, nežinau. Nu, va tokių, bet jis nėra tas žmogus, kur labai galvos daug. Jis man per čekį. Bet tu jau žinai savo vyrą, žinai. Bet vėl aš nesitikiu, jeigu aš žinau, kad jis labai ištradingas, gal aš kažkaip kitaip. Bet aš man atrodo, esu išlepinta, nes mano vyras labai yra išradingas, žiauriai. Jis atsimenu, vienas iki dar atskirai gyvenom, aš nuskridau per savo gimtadienį į Paryžių, net nežinodama, kad aš nusileidau Paryžių, kol aš nepamačiau Eifelio bokštą per lėktuvo langą. Sakau, visų pirma, atėjau, skrendam ir aš tikrai žinojau, kad mes skrisim UK, nes jis mano paso neturi. Aš pati nežinau, kur tas mano pasas būdavo namuose, kažkur stalčiui, kažkur ten pačiūjinių, žinai, padėtas. Ateinu prie vartų, sako, duokit boarding pasą ir pasą, žiūrį, traukia mano pasą. Sakau, iš kur tu mano pasą gavai? Sako, aš kiekvieną naktį, kai tu užmigdavai, eidavau visus tavo namus ieškoti, surasti tą pasą. Vagis, blemba. Aš sakau, ir aš net neįtariau nieko. Sakau, tu neįsivaizduoji, kiek man tai reiškia, kad tu taip darai. Kad išknisai mano namus, blemba. Ir dabar tu sakau, dabar mano pipipiu, sakau, mane paliktum, sakau, ir man reikia kitas bernas bus, sakau, man padovanotų kvepalas, sakau, aš pasišiu, man reikia dabar, aš sakau, tiek esu išlepinta, kad niekas O neprireiks. dar su dovanom gal yra taip, kad mes patys dovanojom tokias dovanas, katras norėtumėm patys gauti. Gali būti, ne? Nes tu galvoji, čia blemba turėtų būti gera, nes aš taip galvoju, va, gera dovana, tai ir tau padovanosiu. Aš mėgstu romanus, tai tau nupirksiu. Nu, tai va čia dėl to tu ir gavai tos romanus. Va, pavyzdžiui, aš taip galvojant, aš niekada jum nedovanočiau knygų, nes man atrodo, jūs neturit laiko dabar skaityti. Be šansų, jo. Nu, tai, bet tu biški žmogų pažįstant, iš podcast'o klausant jau gali biški nutart, kad gal žmogus yra bizekas, dabar kitas žmogus va išėjo iš darbo, arba tenai iš pusę metų pasidarė breiką, tai va dabar ir dovano knygą. Šnekant apie dovanas, ką ten turi pasidėjęs? Eik tu širdį. Nu, aš matau. Rodik, ką moki. Žinai, kaip pasakė, žodžiu, Žanet, kad mes dovanuom tą, ką patys norim gauti. Nu, tai aš visą laiką, nežinau, man labai irgi asocijuojasi tas kalėdinis, prieš kalėdinis periodas, ne, ir kalėdų diena. Aš labai mėgstu kalėdų dieną ir prieš kalėdinį periodą. Tai aš, matot, biškai kaip alkoholikė esu, tai aš į tokį ratą ir atėjai. Labai mėgstu beilį, ne? Tai čia yra visas litras. Tai aš labai mėgstu tai čia tik kūčio, mane? Čia tik užtenka, tik prakavau. Su kūčiu. Į kavą. Prie kavytės, žinai. Tai aš nusprendžiau, žinau, kad Žaneta biškai abstinentiška, bet jau pralaužtas kodas, tai vakar taip ir galvoju, kodą pralaužė. O aš dabar galvoju, žinai, tai bledė, visai nesiklauso, ką sakau, ne? Žinai, kad nevartoju alkoholio. Ne, aš žinau, ir aš vakar taip pat ir pagalvoju, nes aš čia vakar parkau, ir aš galvoju, bet jau kodą pralaužė. Ir galvoju, vis tiek dabar ateina bizekas, žinai. Lai grįžta jie į savo alkoholizmą. Pačiarkytė prie kavos, kad biškai Šitą darbę ne į kavą, o jį į kavą. Ir Žaneta dažo plaukus, čia blondinė, čia jau raudona. Į vakarą iš vis jau. Jis ir labai, esi ragau šitą. O Dieve, kai gerdavau šnapsą, čia buvo mano mėgstamiausias gėrims. Matai, vis tiek jaučiau, kad kažkaip tai va... Tu trauki prie beilio, ne? Vis tiek, žinai. Tai su leduku, ar prie kavos biški, per pertrauką. Vakarė, kojų skausmą, raumenų nuimtų. Va taip vos netapau alkoholikė. Ačiū labai. Nesibučiuokim, žinai. Ačiū labai. Ir savo lygiai taip pat, kad sėdėtum, pasipuošę namai bus gražu, viską šeima, leduką įsidėjai, pabiški išgersi. Nežinau, per naktį ar per visas 2 savaitės gersi. Jeigu, sakė, jeigu litras, tai kiek čia? Per kūčių sustasilkė. Agirdi, bet... Nu, ačiū. Mano priežastis, dėl ko aš negeriu alkoholio, tai kaip čia pasakyti, dėl to, kad aš blogai jaučiuosi po to tiesiog. Čia pagrindinė priežastis, bet vieną kartą, tai va taip ir būdavo, ne, dirbi, ypač prieš kalėdas, ne, ten blemba, šeštadienis, vizuoju, kiek darbo, ten penktadienis, šeštadienis, savaitę baigęs, jau kojas į subinę lenda, žinai, galvoju, dabar pareisiu namo, pareini namo, va, įsipili beilio, keli ledukai, jo kojas ant kojas, žinai, ten prie teliko ir gurkšnoji, žinai, nes žiauriai sunki diena. Nu ir kol vienas iki pastebėjau, kad, bled, man ir ketvirtadienį sunki diena. Jau, žinai, man jau to beilio reikia daugiau ir dažniau, žinai. Lemba, gal negerą dovaną. Sausių nebėra. Kur Žaneta užgėrė? Naujametinis podcastas dviese.
Arba net varo Džanetą sutinusi, dar šnapšę neša. Aš žinai, Sako, dar man sunku. Girdė, žinai, kad aš planuoju ten tokią biškę operaciją turėti akimą, ne, pasakoju, ne, tai va atvarysi su tom pulpom, galėsi sakyti, kad čia, tikrai, blėt, kad užgėrė normaliai. Mano dovanėlės yra biški mažesnės. Palauk, pasitikrinsiu, kuri, man atrodo, šita bus... Jo. Mažesnis. Briliantai. Deimantai geriausias moterų draugas. Tai ir ką važinė, kas savaitę tik tu. Prisivežė čia prie mulų dirba, žinai. Tai va, man patinka dovanoti, čia labai mažas smulkmena, bet man patinka dovanoti emocijas, man patinka, kai žmogus pamato ir sakys, pradeda juoktis, arba sakys, blemba. Man patinka ta emocija, kad daro dovaną. Ir kadangi ta kalėdų proga, tai kad ir kiek čia noriu padėkoti visų pirma, kad darėm podcastą, kad prisijungėt, kad stengiatės, ruošiatės, įsigėt džemperius. Tai ta kalėdų proga, kiek bus tų podcastų, 10, 20 ar 100, bet kažkada vis tiek baigsis. Tai yra padovanėlė, kad per kiekvienas kalėdas turėtumėt šitą daiktą ir žinau, kad sunaudosit, uždėsit ten, kur reikia uždėti ir niekada nepamiršit podcastą. Man tai palauk, pasitikrinsiu, ar tik... Jo, čia tavo, o čia bus tavo. Ačiū. Tai prašau. Gerulis. Fainai. Ačiū, Ilda. Ačiū. Pasigabėjusi ten... Bučiuokitės. Kaip cool, va, parodom. Ant kalėdinės eglutės. Pakabinki ant kalėdinės eglutės. Ai, čia dar skirtingai. Skirtingi. Aš tai čia kaip koksai. Tavo buvo... Duok normaliai pažiūrėti. Va. Bet kaip matai, Džanetas nėra niekur per vidurį, bet suradau, kur gražiai Džaneta man labai atrodė. Kad aš gražiai atrodau, ne? Labai. Labai faina, ačiū. Iš tikrųjų labai cute. Žiauriai bus fainai. Eik tu savo. Labai gerai sugalvoji, šunuolį. Kadangi... Jeigu ir grįžit namo ir sakysit vyrui, Bibi, Dievo norėtas tokių dovanų, bet... Kokį sakysi, baig čia kaip fainai. Va, dar kartą... Čia nebent mano vyrs taip gali sakyti, Bibi, jau kas čia per dovaną, žinai. Bet ne jam supras, žinai. O kadangi aš tai be dovanų, mergas. Ką dabar, ble? Awkward. Labai keistas momentas. Aš rimtai neturiu dovanų. Bet aš labai noriu jumis pakviesti pietų. Ačiū, va, irgi emocija dovanuoja laiką. Su maistu. Mes nufilmuosim šitą podcastą ir nuvarysim pavalgyti pietuko. Jami. Labai praktišką dovaną sutaupysim. Irgi gerai, mama, taip pavalgyti, paguždy, kad bus labai fainai. Susibučiuosim paskui prieš gintarį, bet... Ką? Pizna valgyt. Kalėdos už poros dienų, kiek čia? Polinkėjimą, davai, merginas, kalėdų proga polinkėjimą. Airedalai pradeda. Gerai. Jum ar žiūrovam? Žiūrovam. Visiems. Subscribe, share. Ne, palinkėčiau turbūt kalėdiškas palinkėjimas. Nepasiruošęs, nežinau ką sakyti, bet turbūt palinkėsiu tegul kalėdos išlieka kalėdom. Nepadarykit kalėdų apie pinigus, apie išleistas dovanas. Grįžkim biški atgal ir pagalvokim, kad kodėl yra kalėdos ir kas kam yra svarbu, kas kam yra nesvarbu ir nedarykit. Pradėkit daryti taip, kad kalėdos, jeigu esat bizekas, reikia vyrą parvežti, nuvežti įlikių, pripirkti, pasidarykit, kad kalėdų laukimas, kad kalėdos jums būtų džiaugsmas, o ne stresas ir darbas. To palinkėčiau. Aš irgi linkiu... Tu pasiruošus susigalvoji jaučiu, ne? Pasiruošus, ne nieko, bet irgi linkiu visiems gražių, jaukių kalėdų, linkiu, kad visiems dabar kalėdos jau visai už kelių dienų. O tu mikrofoną šneki? Kur tu mikrofonas? Čia man girdisi. Pirmiausia, kad pajustume tas kalėdas širdyje. Su pačiais brangiausiais, su pačiais savo mylimiausiais žmonėm, kad jaustume tą ramybę, tą tokią šilumą, kad būtume dėkingi už viską, ką turit dabar, nes mes turim labai daug.
kad būtume dėkingi už visus žmonės, kuriuos turi dabar, kad neliūdėtumėte, jeigu kažką pametėt kely, reiškia, taip ir turėjo būti, ir kad sutiktumėt tas kalėdų rytas su didelė ramybė širdyje. Linksmų kalėdų. Grėbiau širdis. O aš tai taip ramiai, paprastai noriu pasakyti, ramybės, šilumos ir jaukumo visiems jūsų namams. Atrodo, jau kvepia tos kalėdos. Ta kalėdų diena, tos kūčių stalas. Kad būtumėt sveiki, labiausiai noriu palinkėti sveikatos ir tokio nuoširdaus, tikros ramybės. Kad būtumėt relaksę, atsipalaidavę ir kad žinoti, kad viskas bus gerai. Ir laukiam ant mūsų sienos, taginkite emigrantės, dėkit savo fainiausią kalėdų ryto, kalėdų vakarą, fainiausią nuotrauką, taginkite emigrantės, bus žiauriai fainiai pažiūrėti, kaip ir mes įdėsim savo. Davai, įdedam po vieną kalėdą. Per kalėdas galėsit žiūrėti mūsų podcastą. Davai, mergos, per kalėdų dieną susitarėm, kalėdų dieną, belenkokiu momentu turim įdėti vieną nuotrauką ir į emigrantės. Į emigrantės. Jo. Gerai, liks. Tvarkoj. Ir lauksim jūsų irgi taginimų viso ir gerų kalėdų, sutiksim kitais metais.